Sveiki gerbiamieji. Jau trečia 2025 metų savaitė, 12 mūsų susitikimas. Ačiū dirbtiniam intelektui, padarė man švyturį, kaip labai panašų į skaičių 1. Ir uždėjau numerį 2, nes 12. Kodėl švyturys? Dėl to, kad 17 dieną, sausio 17 dieną, tiksliau naktį iš sausio 17 į 18 Klaipėdoje vyks tradicinis žygis Klaipėdos sukilėlių takais. Apie tai biškį vėliau 12. Yra tuzininė arba dvyliktainė skaičiavimo sistema. Jis yra daug senesnė negu dešimtainė ir ten viskas paremta dvyliktukais. Manau, kad Bagdado turguje jūs dar surastumėt žmogų, kuris skaičiuotų iki 12 viena ranka. Kauliukais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ir tada jisai parodo skaičius ant vienos rankos. Bet jeigu reikia skaičiuoti iki 60, tai jisai suskaičiuoja iki 12, užlenkia vieną pirštą. Suskaičiuoja iki 12, sulenkia antrą pirštą, 12, trečią kartą, ketvirtą, penktą. Kai yra kumštis, tai yra 60. 60. Keista, bet žodis, tai yra skaičius 12, pas mus vis dar yra ant laikrodžio. Prancūzai bandė revoliucijos metu padaryti dešimtainę sistemą, bet neprigijo. Pas mus vis dar yra 12 mėnesių. Ir čia paveiksliuke matome laikrodį ir dėžę alaus. Iškyla klausimas, kodėl? Ir dar yra užrašas ODA. ODA yra Operational Detachment Alpha. Tai specpajėgų Jungtinėse valstijose žalių berečių komanda, ta Operational Detachment Alpha, yra 12 žmonių. Skaičius 10 yra nedėkingas. Jį galima dalinti arba iš 5, arba iš 2, nes toliau sveikais nesigauna. Galima, aišku, paimti obuolius ir juos pjaustyti, bet dėžė alaus labai gražiai demonstruoja, kad specpajėgos 12 karių, jeigu daro kovinį patrulį, eina 12 žmonių. Jeigu reikia dirbti žvalgybos patruliais, tai gaunasi 2 šešetukai. Jeigu reikia važiuoti 3 mašinom, gaunasi 3 po 4. Jeigu reikia važiuoti 4 mašinom, gali važiuoti 4 mašinos po 3. Ir jeigu reikia padaryti snaiperių operaciją, galima turėti 6 snaiperių poras. Dalink kaip nori.